Pirmajame viešame skonio jutimų tyrime dalyvavo daugiau nei 400 Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojų. Ant žmogaus liežuvio telpa iki 8000 skonio receptorių, kurie padeda mums pajusti saldumą, surumą, rūgštumą, kartumą ir skalsumą. Dauguma tyrimo dalyvių silpniausiai jautė saldų skonį. Taip pat susilpnėja sūraus skonio pojūtis. Skonį itin puikiai jaučia 9% Vilniaus, 4% Kauno ir 4% Klaipėdos gyventojų. Labai silpnai skonį jautė apie 5% tyrimo dalyvių. Daugiau kaip 80% dalyvių skonį jaučia neblogai, bet galėtų labiau rūpinti savo skonio pojūčiais. Kaip tai padaryti? Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistai pataria: 1. Kas valandą atsigerti vandens. 2. Mankštintis, pajudėjusio kūno skonio jutimai sustiprėja. 3. Valgyti tik tada, kai išalkstate. 4. Vengti labai karšto ir labai aštraus maisto. Ir 5. Bent savaitei sumažinti druskos ir cukraus suvartojimą. Skonio receptorių tyrimą inicijavo bendrovė Suslavičius Felix, gaminanti natūraliai skanų Suslavičiaus kečupą be konservantų.